Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Europos vystymosi fondas šiemet švenčia savo įkūrimo 50-metį. Per šį laiką jis tapo svarbia vystymojo bendradarbiavimo su EKR šalimis priemonė, skatinančia šių šalių ekonominę ir socialinę plėtrą. Europos Sąjungos valstybės narės derybose dėl 10-ojo EVF sutarė dėl šio fondo svarbos bei būtinybės toliau skatinti EKR šalių vystymąsi ir jo biudžetą padidino, lyginant su 9-ojo EVF, 10 milijardų eurų. Tai turėtų leisti efektyviau kovoti su skurdu bei siekti tūkstantmečio vystymosi tikslų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2008 metų į 10-ąjį EVF biudžetą moka ir naujosios ES valstybės narės. Jos įsipareigojo nešti beveik 820 milijonų eurų. Tačiau 10-asis EVF dar nėra pradėtas įgyvendinti, kadangi beveik pusė EKR šalių vis dar neratifikavo peržiūrėto Kotonų susitarimo. Tad norėčiau paraginti EKR šalis kuo greičiau ratifikuoti peržiūrėtą Kotonų susitarimą. Dar prieš patvirtinant dabartinę finansinę perspektyvą buvo diskutuojamas EVF įtraukimas į ES biudžetą, manant, jog tai padidins jo naudojimo efektyvumą. Šis klausimas dar laukia sprendimo. Kartu norėčiau paraginti skirti iš EVF didesnę finansinę paramą sveikatos priežiūrai ir švietimui. Nuostata įtvirtinta ES biudžete nuo 2001 metų, pagal kurią 20% paramos turi būti skiriama pirminiai sveikatos priežiūrai ir švietimui, turi būti taikoma ir EVF. Kalbant apie EVF naujoves, noriu pabrėžti gero valdymo skatinimą. Nors dar neaišku, kaip tai bus daroma, palaikau ir papildomų kriterijų įtraukimą, rinkos liberalizavimą, kovą su terorizmu, įsipareigojimus dėl masinio naikinimo ginklų, migrantų readmisijos, kurių laikymasis padidintų stabilumą EKR šalyse. Ačiū.